Ir tada kviečiu pirmam pranešimui Rūtą Čereškienę ir Mikelevičienę Daivą. Miško terapijos poveikis ikimokyklinio amžiaus vaikų emociniai sveikatai. Gerai, klausysim tokį. Šitą Ar uždaryti turis, ar gali būti kol kas taip? Gali. Pasakysi, Tai dar kartelį laba diena visiems. Mes atvykome iš Pakruojo vaikų lopšelio darželio Vyturėlis. Esame Rūta ir Daiva ir šiandien pristatysime miško terapijos poveikis ikimokyklinio amžiaus vaikų emociniai sveikatai. Tai žmogaus sveikatą lemia daugybė veiksnių, bet iš tikrųjų didžiausią įtaką tai turi gyvenimo būdas, todėl sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas ankstyvajame vaikų amžiuje yra be galo svarbus. Emocinė sveikata yra viena iš sudedamųjų sveikos gyvensenos dalių, o buvimas gamtoje, miško terapija viena iš priemonių padedančių stiprinti vaikų emocinę gerovę ir ryšį su supančia aplinka. Tyrimo idėja grindžiama prielaida, kad sąmoningas ir kryptingas buvimas miško aplinkoje gali turėti teigiamą poveikį ikimokyklinio amžiaus vaikų emociniai sveikatai, padėti jiems nusiraminti, geriau atpažinti savo emocijas, stiprinti tarpusavio santykius ir didinti bendrą emocinį komfortą ugdymo procese. Tyrimo tikslas buvo iškeltas toks, kad atskleisti miško terapijos poveikį ikimokyklinio amžiaus vaikų emociniai sveikatai. Šis tyrimas prasidėjo nuo rudens ir tęsiasi iki dabar. Jį planuojame tęsti ir toliau, įtraukiant 4-5 metų amžiaus vaikus. Duomenys buvo rinkti stebėjimų metu, analizuojant darželius, nuotraukas, video filmukus. Na, o toliau apie mūsų vykdytas veiklas jums plačiau papasakos mano kolegė Rūta. Tai viena iš veiklų buvo sensorinis skaitymas, remiantis Saliamono Paltanavičiaus knyga Maži ežiuko sapnai. Keliavome su vaikais į mišką ir vaikai miške klausėsi šios pasakos. Klausymosi metu jie aktyviai tyrinėjo aplinką, pasitelkdami 5 savo pojūčius. Tai regėjimą, klausą, uoslę, lytėjimą, skonį, o refleksijos metu dalijosi įspūdžiais ir emocijomis. Kita veikla – vaikų joga miške. Sportuoti, kaip žinia, galime ne tik tai darželio aplinkoje, bet ir kitose aplinkose. Vaikams buvo pritaikyta specialiai joga, pasitelkiant žaidybinius elementus, pasitelkiant pasakojimus. Vaikams ši veikla labai patiko ir jie noriai ją išbandyti. Pastoviai vis prašydavo, einam į mišką jogą padaryti. Kadangi pas mus miško arti nėra, mes keliaudavome į šalia darželio esantį beržynėlį, pušynėlį ir ten įsivaizduodavom, kad yra mūsų miškas. Pavasarį keliaudavome į mišką su vaikais pavasario ženklų ieškoti. Tai labai skatino vaikų smalsumą ir dėmesį atkreipti į detalės. Tai vaikai ieškojo žibučių, tirpstančio sniego, gal upeliuko su pratirpusiais ledais ir tiesiog viską fiksavo nuotraukose. Vėliau tas nuotraukas spausdino ir patys vaikai darželio aplinkoje kabino jas ir labai džiaugiasi savo atspausdintomis nuotraukomis. Taip pat susijusios veiklos buvo ir su kūrybinė, su meninė veikla. Tai viena iš veiklų buvo piešimas ant beržo tošies. Gavome nuo kelmų beržų tošių, tai vaikai jas tyrinėjo, apžiūrinėjo, svarstė, iš kur čia galima gauti, ar medžiui neskauda. Na ir žinoma, išbandyti netradicinės piešimo priemonės vaikams visą laiką yra labai smagu. Vėliau piešinius eksponavome rūbinėlyje, o dabar eksponuojame lauke savo gamtos kampelyje. Taip pat darėme miške, darželio aplinkoje ant medžių, piešimą ant medžio kamieno, kai vaikai spalvina kreidele ar pieštuku paprastu ir gauna tam tikrą raštą. Vėliau tuos popierius panaudojame įvairių kūrybinių darbelių darymui.
Na ir pernai buvo šimtmetis po Mikalojaus Konstantino Čiurlionio mirties metinės šimtmečio ir buvo labai daug veiklų visoje Lietuvoje, tai mes pabandėme piešti mišką klausydamiesi Čiurlionio. Tai toksai piešimas vaikams labai sukėlė didelę nuostabą, nes vis tik prie tos klasikinės muzikos gal mes nesam ir vaikai nėra tiek pratę, tai jie klausia, kodėl niekas nedainuoja čia mums. Tai va, vėliau darėme išvyką į Rozalimo miško parko pažintinį taką, kur tyrinėjome mišką, aplinką, įsijausdami į visus 5 pojūčius. Tenai vaikai darė ir nuotraukų ieškojo žibučių, žiūrėjo, kuo skiriasi miškas žiemą ir pavasarį ir panašiai. Miškas ir pažintinis takas pritaikytas tiek suaugusiems, tiek ir vaikams. Žinoma, vien jogą neapsiėjome, buvo ir su fiziniu aktyvumu susijusios veiklos, mynėme mįsles ir tyrinėjome tenai esančius objektus. Kaip žinia, pirmasis vaikų ugdytojas yra šeima, o tik po to ugdymo įstaiga. Tai labai kvietėme tėvelius įsitraukti į miško terapijos visą šitą edukaciją, dalinti savo vaizdais, skatinome, kad jie irgi dalyvautų ir prisidėtų prie viso to. Tai labai džiaugiamės, kad jie pasidalino ir su mumis, kaip jie kėlė inkiliukus, kaip jie maitino paukštelius, kaip jie tiesiog su šeima gerai leido laiką gamtoje. Taip pat radome tokią idėją internete, kad galima tiesioginę transliaciją pasileisti miško ir nebūtinai iš Lietuvos kamerų, bet ir iš užsienio, kur galima stebėti tiesiogiai, kas vyksta miške. Tai radome ir gyvūnų, ir paukščių galima stebėti, matėme ir Australijos kameras buvom pasileidę, ir Brazilijos, tai vaikam labai buvo nuostaba, kaip galima net kitam žemyne pamatyti, kokie tenai gyvūnai yra ir kaip jie gyvena. Na ir apibendrinant, galima pasakyti, kad vaikų emocinė savijauta yra esminis sveikos gyvensenos dalis, daranti įtaką jų raidai, mokymuisi ir santykiams. Veiklos gamtoje parodė, kad miško aplinka skatina teigiamas vaikų emocijas, kūrybiškumą, stiprina ryšį su aplinka, o jų taikymas siejamas su geresniu dėmesiu, emocijų raiška, tarpusavio santykiais, mažesniu dirglumu, geresnė miego kokybė ir atsakingesniu elgesiu gamtoje. Miško patirtis padeda vaikams kurti gilesnį ryšį su gamta. O dabar pamatysite vaikų patirtis ir atradimus miške. Noriu pristatyti projektinio metodo taikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, tai aš atstovauju Utenos vaikų lopšelį darželį Gandrelis ir čia dirbu jau 7 metus, o šiandien pristatysiu projektinį metodą, kurį taikom jau 5 metus. Ir dirbam, žinoma, kartu su komanda ir pradėję darbą. Sukūrėm tokį projektą, maži darbai, tvari ateitis. Čia jau yra mūsų rezultatas, susikurtas logotipas, kurį kūrėm kartu su vaikais. Darėm rinkimus ir laimėjo mūsų šitas skolintas, aišku, iš interneto paveikslėlis, tačiau laimėjo būtent šitas. Tai su komanda pradžioje turėjom tokią siekiamybę kurti ir puoselėti Utenos vaikų lopšelio darželio Gandrelis bendruomenės ekologinį raštingumą. Tai buvo mūsų toks pirmas užmojis, kuris buvo prieš 5 metus. Ir mes norėdamas kažką tai keisti, susibūrėm 3 pradžiai ir siekti tų dalykų, kuriais mes tikėjom iš visos širdies ir pradėjom šį projektą ir užsibrėžėm savo, kad turėsim tokią siekiamybę. Šio projekto stiprybės. Pirmiausia, tai motyvuota bendruomenė. Mano kolegės, kurios dirba su manimi, yra labai mylinčios šią temą, būtent šią sritį. Aš atėjusi dirbti jau jas radau,
šitoje įstaigoje ir jos iš tikrųjų tai darė visada. Tačiau būtent mes trys susibūrusios išryškinom šį projektą ir kiek įmanoma daugiau traukiam bendruomenės narių. Tai ir pedagogų, ir ne tai, kad tėvų, bet tiesiog šeimų. Tai tikrai pasiekėm gerų rezultatų, bet tai dar pasigirsim. Labai svarbus yra finansavimo šaltinis. Šiam projektui, kaip ir visiems tikriausiai, ką darom, bet pinigų neišeis. Pagaliukų turim, bet ir eurų reikia. Tai čia yra labai svarbus mūsų partneris ir didysis rėmėjas Utenos rajono savivaldybė. Ir mes rašome projektą gamtosauginį ir ten gauname pinigėlį. Taip pat direktorė šypsosi, nes dažnai mato mano veidą. Ir jeigu aš jau įslengu, tai žinokit, kažko prašysiu. Tai tikrai nuolatos mus remia, nuolatos palaiko ne tik tai idėjas, bet ir duoda pinigėlių. Ir, kaip sakant, iš savų resursų susistumtam, kur sutaupam, gaunam šiam projektui. Taip pat labai svarbus dalykas yra bendruomenės įsitraukimas ir parama. Kai pradėjom projektą, nesitikėjau, kad galėtų taip ryškiai tėvai įsitraukti, bet jie įsitraukė, netgi seneliai užsivedė ir ten krikšto mamos ir krikšto tėvai. Ir dar be to jie taip įsitraukė, kad jautėsi ir finansinė parama iš tikrųjų. Nes pirmą šventę, kurią mes sugalvojom, apskritai tais metais apie paukščius kalbėjom, rinkilus, tai kaip bebūtų keista, mes laukiam 40 inkilų. Utenoje, tikrai mūsų miestas nedidelis ir buvo 40 paukščių diena ir mes simboliškai turėjom 40. Miestas pagal dydį Lietuvoje. Tačiau mes daug darželių turim, labai gerų darželių ir konkurencija tarp mūsų tokia linksma. Tai va, tikrai jaučiama labai ir svarbu turėti bendruomenės paramą ir įsitraukimą. Na ir aišku aplinka. Garsieji kontekstai paminėti Vitalijos, tai iš tikrųjų mūsų aplinka yra tobula, sakyčiau, nes mūsų įstaiga yra nutolusi nuo pramonės rajono, yra nuo centro nutolusi, nes turim ežerą savo, kitoj pusėje turim mišką ir iš tikrųjų mums nueiti vaikiškų žingsnelių iki miško 20 minučių. Tai mes labai greitai, netoli, ir tokių mažesnių miškelių jau aš neskaičiuoju, bet kaip normalaus miško jau 20 minučių. Tai vat mes su komandai skiriam, kad tai yra mums svarbu ir mes visą tai turim. Dabar įgyvendinant projektą mes susikūrėm schemutę tokią, ne pačiais pirmais metais, vėliau. Ir besidomint buvo aišku, kad visi pradeda nuo ekologinių sistemų supratimo. Kaip ir aiškinasi, kaip veikia tos sistemos, vėliau aptarė žmogaus ir gamtos ryšį, kaip suvokti. Tai tada atsakomybės jausmas ir aišku praktinis veikimas. O mes visada, kadangi mūsų mokiniai yra 3 metų, kartais 2, mes paleidžiam juos veikti. Paleidžiam veikti, nes tai padeda pažinti žmogų, su kuo mes turim reikalą, kokie jų poreikiai, ką jie žino, ko jie nori, kas jiem įdomu ir mes tiesiog mokomės mokytas laisvo žaidimo, leisti vaikams ir nesikišti, netrukdyti. Tai mes dabar mokomės, bet daug su to dirbame. Tada jau seko ekologinis sistemų supratimas, kad vaikai supranta, kad labai man keista buvo, kai pamačiau pati, kad jie renka lapelius ir stato vabaliukų į namelius. Tai aš tada supratau, kad jau atėjo į vaiko galvą tas supratimas, kad ir tas lapas gamtoje yra naudingas, viskas kažkas dėl kažko yra. Tai ir yra svarbu, mūsų toks ir yra uždavinys, kad ateitų suvokimas vaiko galveliai, kad visa tai yra surišta, kad mes esame didelė gamtos dalis. Vėliau seka gamtos ryšio suvokimas. Jau pasakiau skubėdama taip, tai iš tikrųjų vaikai be to niekaip nesupras ir neįsivystys jokios atsakomybės ir neatsiras, kad aš galiu saugoti tai, ko nežinau. Kas man svarbu, ką aš myliu, tai būtinai aš noriu tai saugoti ir to rūpintis. Tai mums šita schemutė tikrai labai padeda, kai mes planuojam, darom. Dabar Edžią Emiliją paminėsiu taip pat, kontekstas 3 mokytojas. Tai mes tikrai tam pritarim. Ir kontekstų kūrėjai pas mus projekto metu pirmiausia vaikai.
Tikrai vaikams leidžiam daug ir jie sugalvoja tokių dalykų, kokių mes niekada nesugalvotumėm. Kartais net būna keista ir dažnai direktorė mums patarė nusifilmuoti, pasižiūrėti, kaip viskas vyksta. Tai tikrai kartais patys nustembam, ko mums vaikai parodo ir tada visai kitaip susidėlioja visos veiklos, visi planai ir visi kiti reikalai. Vaikai iš tikrųjų labai daug pasiūlo. Taip pat kontekstų, kurie yra bendruomenė. Tai mes turim iš tikrųjų nuostabų kolektyvą, turim labai gerą ūkvedę, kuri ne tai, kad tvarkinga, bet labai tvarkinga, bet susitaiko su tuo, kad mes turim ir pagalių, ir šakalių, ir purvo, ir visa kita. Tai tikrai labai svarbu. Čia aš po bendruomenę dedu ir tėvus, ir visas šeimas, kurios su mumis dirba. Tai iš tikrųjų jie labai padeda, nes, sakykime, kartais net atsineša ir knygų, kaip ir pas visus tikriausiai, atsineša ir knygų, ir kažkokių keistų dalykų, kartais kerpių atneša kažkokių, va čia aš radau, gal jums įdomu bus. Tai iš tikrųjų tų tokių iš šono pasiūlymų mes labai atviri ir visą laiką labai padeda ir stiprina santykį. Taip pat komunistai kūrė ir pedagogai. Nu jau čia tai mes mokam, visi pedagogai viską moka, viską daro. Nežinau, aš tai irgi mokausi nesikišti. Čia labai svarbus yra dalykas nesikišti, tačiau tikrai tam tikrų dalykų, kaip ir tokių nekaltų, dėliojam, kūrėm tos kontekstukus, kad vaikutis 2 arba 3 metų, kad tikrai ateitų, pažiūrėtų, galbūt net ir į burną norėtų įdėti, turi apgalvoti tokių dalykų, kad jis bus, bet tas smalsumas, kuris yra, jį reikia kažkaip atliepti, jį reikia patenkinti. Tai mums tai labai svarbu, kadangi mes galvojam, kaip šitas vaikas užaugęs eis į mokyklą. Ir kad smalsumas nevyktų natūralus, mes nuolat tuos kontekstus vietoj kūrėm. Na ir žinoma visuomenė. Jeigu mes išeinam į miestą, labai svarbu, aišku, mes gyvenam gražiam mieste, turim sutvarkytą gražią aplinką ir tai yra labai svarbus kontekstas, kuriame mes labai daug veikiam. Ypatingai mes ežero pakrantėj daug veikiam, tada Skaistašilio miške. Ir iš tikrųjų smagu, kai visada sutvarkyta, visada pasirūpinta, pasižiūrėta, gėlynų pasodinta, tai puikios erdvės stebėjimam ir visiems ieškojimam. Mūsų projekto išliekamoji vertė šiai dienai, sakau, nes projektas tęsiasi toliau. Tai mes turim įrengtą kvapiųjų augalų salelę, kuri buvo rengiama naudojant antrinės žaliavas. Ir vaikai mokėsi tai daryti, tikrai gyvai, natūraliai. Tada turim gėlelių alėją, kaip jau minėjau, nuo kurios pradėjom. Visas mūsų palei tvorą ir 40 inkilų. Tada turim meteorologinę stotelę. Įrengėm lauko biblioteką, kai toj pusėje laboratorija, čia va nesimato čia ta biblioteka, tačiau iš kitos pusės yra kitos durys ir pro vienas yra knyga, buvo užmojus toks. Vienoj pusėje knyga, tada tu gali susirasti, o kitoj pusėje jau gali pabandyti. Prieiti pasimti ar piltuvėlių, ar mėgintuvėlių, mikroskopą ir pabandyti tai padaryti. Tada turime mokomųjų tentų kampelį, kuris irgi nuolat plečiamas, ir taip pat turim kompostinį. Tai kol kas tai tikrai visos šitos erdvės veikia, jos visos kurtos su vaikais ir su bendruomenė. Ir juose ateina įvairaus amžiaus tikrai vaikai. Kai mes galvom, kad ateis tik tai vyresnieji, tai mažyliai irgi eina, ieško, žiūrinėja atitinkamai spalvą, skaičių, kažką raidę, vis tiek kažką randa. Tai labai gražios tokios erdvės ir vaikai tuo didžiuojasi, kad sukurta jų erdvė. Na ir čia įdėjau keletą akimirkų mūsų džiaugsmų. Tikrai labai buvo sunku išrinkti, kad tilptų į vieną lapą, nes daug girtis labai nenorėjau. Ir čia va turiu vieną mamą, kurios čia vaikas yra, iš tikrųjų, tai iškart pasisakiau, kad atrinkus. Tai čia yra 5 metų keletas akimirkų, tikrai labai nedaug, kada matosi, kad tai įsitraukimas ir tėvų, ir senelių, ir mūsų pedagogų labai daug darbo yra iš tikrųjų čia mūsų garsioji ežero pakrantė, tačiau iš šono mes tikrai daug ir mes radom medį nulūžusi, tai visai dienai buvo tyrinėjimo, iš tikrųjų ir labai buvo smagu, nes mes kitą dieną atėjom, jau jis buvo supjaustytas. Jie klausė, kur mūsų medis. Supjaustė, kas supjaustė? Tada kitą dieną ateinam, jau šakų krūvelė, tai jau išvežta, liko tik tiek. Kur šakos, sako, nebėra šakų.
O paskui dar kitą dieną nebebuvo nieko. Tai jiem buvo kažkoks, tai kas čia viską daro, kol mūsų nėra, labai buvo smagu. O čia radom ežero pakrantėje bebro nugraužtą medį irgi pačiais pirmais metais. Tai patikėkit. Tai neturim tiek laiko, jeigu taip atvirai, tačiau šitos erdvės mūsų yra auksinės ir mes čia labai daug galim nuveikti iš tikrųjų to, ką vaikai gali pastebėti patys, padaryti išvadą, ko mes siekiam. Kad jie būtų smalsūs, kad ieškotų atsakymų ir kad mes nesikištume. Pagrindiniai dalykai. Tai va šitas projektas taip ir vyksta ir tikiuosi, kad dar ilgai vyks. O kai darom savivaldybėje ataskaitą, tai visada užbaigiam šituo sakiniu. Gamta vienintelė knyga, kurios kiekvienas puslapis prasmingas. Ačiū uždėmesi. Dar kartelį laba diena. Prieš tai kolegė pristatinėjo savo pranešimą ir sako, nenorim girtis. Nenoriu girtis, o mes norim pasigirti iš tikrųjų, kad mes atvykome iš tokio vienintelio darželio Lietuvoje, kur 30 metų veikia vaikų kambarėlių veiklos, tai yra 6 kambarėliai. Kai atnaujinam programą, sakom, šitas tinka, šitą darom, šitą jau padarėm ir visa kita. Nes visa mūsų kasdieninė veikla, visas gyvenimas vyksta paprastai to, ko nori vaikas. Tai šiandieną pristatysim tokią tyrinėjimų ir gilaus mokymosi kontekstai gamtos veiklos kambarėlį. Gamtos veiklos kambarėlėje dirbu aš pati. O mano kolegė Laima dirba iki mokyklinėje grupėje. Tai yra vis labiau akcentuojamas patyriminis į vaiką orientuotas ugdymas. Ir tai mokomasi per veiklą ir tyrinėjimą. Tai ikimokyklinis amžius yra labai svarbus laikotarpis, nes tuo metu formuojasi vaiko požiūris į mokymąsi, ugdomas jo smalsumas, tobulinami pažinimo įgūdžiai ir santykis su aplinka. Būtent šiame amžiuje vaikai nori tyrinėti natūraliai. Klausia, ieško, atranda atsakymus. Tad mūsų įstaigos užduotis yra sudaryti sąlygas, kad mokymasis būtų gyvas, įdomus ir paremtas asmeninė patirtimi. O visas tas nuotraukas, ką mato, tai jos yra iš gamtos kambarėlio, visi gyvūnėliai gyvi. Tai mes Saulutėje remiamės nuostatą, kad vaikas nėra pasyvus klausytojas, jis aktyviai kūrė savo žinias per sąveiką su aplinka, tyrinėjimą ir, svarbiausia, refleksija. O pats gilus mokymasis vyksta tuomet, kai vaikas aktyviai įsitraukia, kelia klausimus, kaip ir minėjau, ieško atsakymų ir geba žinias pritaikyti praktikoje. Tai kuo daugiau norisi, kad vaikas patirtų būtent gamtos kambarėlyje, kad mokėtų globoti, mokėtų rūpintis. Taip pat tyrinėjimo veiklos skatina prigimtinį vaikų smalsumą, padeda ugdyti kritinį mąstymą, kuris be galo svarbus šiuo metu, problemų sprendimo gebėjimus ir kūrybiškumą. Mūsų darželė yra svarbus vaiko vaidmuo, taip pat ir mokytojo vaidmuo. Mokytojas šiame procese tampa partneriu, jis ne tik pateikia atsakymus, o skatina vaikus mąstyti, kelti klausimus, reflektuoti, ieškoti. O vaikas čia yra aktyvus tyrinėtojas, jis pats renkasi veiklas, priima sprendimus, kūrė savo patirtį. Ugdymosi aplinkoje didelis dėmesys skiriamas ne tik rezultatui, bet ir pačiam procesui, kuriame aplinka yra atvira, žaisminga, orientuota į vaikai turi galimybę stebėti, kartuoti bandymus ir gilinti savo supratimą. Toliau mes pristatysime keletą tokių praktinių pavyzdžių, atsiskleidžiančių, kaip vyksta tyrinėjimų grįstas ugdymas. Jeigu aš dirbu gamtos kambarėlį, ar ne, ir šiuo metu Laima dirba žaidimų kambarėlį, nes pas mus yra 5 grupės ir vadinasi žaidimų kambarėliai.
grupė, vadinau, kaip yra grupė, tai pas mus įvardinta yra žaidimų kambarėlių. Tai mes komunikuojam, dalyvaujam projektuose, tariamės tarpusavį, ką mes norim nuveikti, ką mes galim nuveikti ir tą gamtą dar daugiau ir giliau, tiesiog per patirtį. Įstaigoje yra įrengtas kambarėlis, kuriame įrengta STEAM laboratorija. Tai joje gausų priemonių tyrinėjimui, mikroskopai, įvairios gamtinės medžiagos nuolat keičiamos, augalai, gyvūnai, na ir jau minėjau, kad stebėjimo priemonės, su kuriuo mes galim ten daugiau paieškoti. Taip pat ši erdvė vaikams tampa vieta, kurioje galime atrasti, ieškoti, atrasti ir mokytis per veiklą. Viena iš veiklų, kurią vykdžiau kartu su gamtos kambarėliu, vaikai 3-4 metų, tai buvo arbatos rytmetys. Šios veiklos metu vaikai per pojūčius tyrinėjo vaistinius augalus, kūrė arbatos mišinius, degustavo, lygino skonius, dalinosi įspūdžiais, nešėsi į namus savo arbatos pasigamintus maišelius, bendravo su tėvais, dalinosi, kokią arbatą jiems pavyko ir sulaukėme atgalinio ryšio. Čia matome, kaip vaikai aktyviai įsitraukia į tyrinėjimo procesą, priima sprendimus, kurie individualią patirtį. Dar papildysiu Laimą, kad šioje veikloje, kai vaikai negeria čiobrelio arbatos ar ten nesaldinto, tai tokius mes turim mini puodelius, tokie nuo senų laikų, kur tokie mini būdavo iš servizų. Tai tiesiog sėdi kaip kavinėje ir įsitraukia į tą arbatos gėrimą ir ten toks buvo gražus labai laikotarpis prieš kalėdas. Taip pat vykdžiau kartu su gamtos kambarėlio ledo paveikslai. Šioje veikloje su vaikais tyrinėjom gamtinės medžiagas, jas pirmiausia apžiūrinėjom, eksperimentavom, susibūrę grupelėse, kūrė ledo, dėjo į dubenėlius, į formas, pasirinko savo gamtinę medžiagą, užpylė vandens, nešėme lauk ir stebėjom, kaip virsta ledu. Tai kėlė daug klausimų, joms stebėti, po to įsirengėm tokią parodėlę, ledo paveikslus. Šita veikla buvo iš žaismės ir atradimų knygos. Tai įvykdė viskas buvo įvykdyta, iš tikrųjų ir dar medžiagų buvo ir pačių užsiaugintų. Dar vienas toks gražus pasibuvimas, jau kaip ir tapęs tradicija, taip pat vykęs prieš kalėdį, tai žvakelių gaminimas. Tai iš natūralaus paško sukom žvakeles su tėvais. Pasidarėm tokią vakaronę, kur ir tyrinėtas medžiagų savybės kartu bendradarbiaudami. Tai taip pat buvo toks suburiantis ir šiltas vakaras su tėvais. Šventos Agotos dieną turime, jau pas mus darželyje yra tradicija, ją kasmet vis paminėm. Ši veikla buvo orientuota į etnokultūrinį ugdymą, vaikai susipažino su duonos keliu ir tradicijom, tyrinėjom užaugintus grūdus. Ir per patirtį vaikai geriau suprato duonos reikšmę. Nes gamtos kambarėliai turi tokią kolekciją įsirengusi, tiesiog kaip atsiranda duona nuo grūdo ant stalo ir su pavyzdžiais, ir su varpom, ir iškulimais rankų būdu. Tai taip. Toliau, kasdienės veiklos, ką mes veikiam atėję į gamtos kambarėlį, ar ne? Tai pirmiausia, aš visada, kaip sakau, įėjus vaikams sveikinamės mes, ne? Taip pat su to gyvūnus, kaip ir su žmogumi, vaikus mokau sveikintis, stebėti, kaip jaučiasi, ką jie ten veikia, ar jie ten sveiki, gyvi, pamaitinti ir sausi, nes visokių tų atvejų būna. Tai
Turim, kas prižiūri visą gamtos kambarėlį, bet aš labai stengiuosi pati valyti ir tai daryti kartu su vaikais, kasdienius darbus. Tai šiuose nuotraukose ten, pavyzdžiui, ir gyvalazdžių perkėlimas, jie būna sargybiniai, kai juos reikia iškelti, išvalyti, vaikai būna sargybiniai, jie saugo ir tu žiūrėk, ten nenutrauk, ten jos trapios. Ir po to ten turim degučiam irgi narvelius, kur tiesiog granulę supilti arba palaikyti tą sraigę, kai mes ją valom tiesiog rankose, pajusti sraigės, aš taip sakau, galę. Tai va ir per tą tiesioginį kontaktą su gamta vaikai mokosi dar kartą stebėti, lyginti, suprasti, kas yra gyvybė. Apibendrinant, galima teigti, kad mūsų darželio saulutė tyrinėjimo kryptas ugdymas yra veiksmingas būdas ugdyti įvairius vaiko gebėjimus ir stiprinti ryšį su aplinka. Taip pat vaiko veiklos kambarėlių pasirinkimas remiasi vidiniais jo impulsais. Jie nesukuriami dirbtinai, jie glūdi vaiko prigimtyje. Kasdien kuriamas vaiko gyvenimas čia ir dabar, taip skatinant savarankiškumą, o kartu ir jo atsakomybės didinimą. Iš tikrųjų, jeigu norit suprasti šitą visą mūsų darželio sistemą, reikėtų labai daug pasakojimų, labai daug perteikti žinių ir patirti tai praktiškai. Tai ką reiškia tas vaikas pasirenka veiklos kambarėlis, jis turi laisvę. Pirmumas yra laisvė, kur vaikas nori keliauti. Jeigu jisai neturi nuotaikos, jis keliauja, pavyzdžiui, į sensorinį kambarėlį. Jeigu jisai nori šiandien pamatyti tą mūsų gyvūnėlį, ką jis ten veikia ir kaip jis ten gyvena, jisai keliauja į gamtos kambarėlį. Nėra pasakyta, tu eini čia, vaikas pats renkasi. O pabaigai norim parodyti, jeigu dar keletą minučių, toks neilgas filmukas, kaip vyksta mūsų kasdieninis gyvenimas. Eglė Lavickienė iš Pasvalio Liemens pagrindinės mokyklos ir šiandien noriu pasidalinti su jumis savo praktinę patirtimi, kaip tyrinėjimų kampeliai, šiuo atveju ekologijos laboratorija, padeda organizuoti patyrinį gamtamokslinį ugdymą pradinėse klasėse. Tai šiuolaikiniame ugdyme vis daugiau dėmesio skiriama tvarumui ir aplinkosaugai, tačiau su kuo susiduriame praktikoje, tai kad vadovėliai irgi paruošti puikiai ir atnaujintas programos ir labai daug gamtamokslinių temų ir jos labai gilios ir prasmingos, tačiau susiduriam su laiko trūkumu ir norint, kad mokiniai išmoktų kuo daugiau ir neapsiribojant tik tai pamokos laiku, 2 savaitinėm pamokom, ieškojau sprendimų, ką galima padaryti, kaip tą pačią medžiagą, kurią mes norim išmokti per skyrių, per 2 skyrius, šiek tiek ilgiau klasėje palaikyti, kad mokiniai mokytųsi ne tik pamokos metu, bet ir laisvalaikio, pertraukų ar šiaip kada jie užsinori. Tai vienas iš mano tokių sprendimų yra tyrinėjimų kampelis. Tai nėra pirmas kampelis, 6 jau. Ir šis yra toksai didžiausias, todėl kad dabar turiu 4-okus ir tai pritaikyta 4 klasiai, nors aišku galima pritaikyti ir mažesniem vaikam. Tai tokia erdvė įrengta klasėje, ji leidžia mokiniams bet kuriuo metu savarankiškai tame kampelyje tyrinėti, ieškoti ir atrasti atsakymus. Tai pagrindinė kampelio idėja yra, kad mokinys yra aktyvus mokymosi dalyvis, jis ne tik gauna informaciją, bet ir pats ieško atsakymų ir juos suranda. Mokytojas šiuo atveju yra toksai kaip pagalbininkas, kuris nukreipia, padeda kažkur, kur reikia. Tai struktūra kokia kampelio, tai kampelius sudaro 3 tokios pagrindinės dalys, tai yra pažintinės informacinės stotelės, aktyvios veiklos ir praktiniai eksperimentai. Tai šios 3 dalys, jos nėra atskiros, jos papildo viena kitą ir viena be kitos ko gero ir neapsieitų. Tai pirmoji dalis, pažintinės informacinės stotelės. Tai jos yra skirtos tam, kad mokiniai galėtų savarankiškai susipažinti su informacija. Čia pateikiamos temos apie atliekų rūšiavimą, perdirbimą, taršą, energijos šaltinius. Informacija pateikiama, kaip matot, vizualiai per plakatus, schemas, paveikslėlius, savokas naujas, nes
kaip ir pastebėjom, pradinėse klasėse mokiniai ateina su labai ribotu tokiu gamtamoksliniu pažinimu, jau nebekalbam apie gamtamokslinės sąvokas, apskritai sąvokų labai mažai mokiniai atsineša. Ir tam, kad tos sąvokos jos nebūtų svetimos, tiesiog buvo nuspręsta kuo daugiau ir kuo vaizdžiau jų pateikti tame kampelyje. Tai prie informacinės stotelės mokiniai gali sugrįžti kartu, kiek jiems reikia ir kada jiems reikia. Ir ypač tai padeda jaunesniem mokiniam arba specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniam, kuriems įsiminti kažkokią tai medžiagą yra tikrai sudėtinga arba sąvokas atsiminti, jie bet kada gali pasitikrinti, ar tikrai gerai padarė. Ir pavyzdžiui, mano pačios gamintas žemės taršos modelis, aišku, jis nėra čia jau labai dailininko pagamintas, bet mano klasė yra autismo spektro sutrikimą turintis mokinukas, tai jis ten tikrai labai daug laiko praleidžia, jam labai įdomu ir jam, manau, kad jam žymiai lengviau yra suprasti, kaipgi žmogaus pasirinkimai kasdieniai veikia mūsų aplinką ir kas atsitinka. Taip, aktyvios veiklos yra ko gero pagrindinė kampelio dalis. Jų metu mokiniai ne tik stebi, bet patys aktyviai veikia, rūšiuoja atliekas, dėlioja plastiko perdirbimo etapus, filtruoja vandenį, stebi įvarymą. Kai paminėjau, kad rūšiuoja atliekas, tai žinoma, mes tų atliekų klasėje neturim, turim tik tai tas, kurios nesukelia kvapų ar dar kažko. Tai jas panaudojam kūrybiniam dirbtuvėm, antro šanso dirbtuvės yra kampeliai įrengtos ir mokiniai kažkokius gamina darbelius ar pasidaro kažkokį tai, nežinau, daiktą, antrą iš jau panaudotos pakuotės ar maišelio ir taip toliau. Tai, kai minėjau, kad rūšiuoja atliekas, jie rūšiuoja korteles, kuriuose yra pavaizduotos atliekos. Tai pažintinėse stotelėse jie gali pasižiūrėti, į kokius konteinerius galima kokias atliekas mesti. Ir jie šitaip patys bandydami rūšiuoti dažnai pastebi netgi dažniausiai daromas klaidas. Ir netgi patys man įvardino, kad tėvai tam tikrą pakuotę meta ne ten, kur reikia iš tikrųjų, nes ne visada ko gero mes paskaitome, kas ant konteinerių yra parašyta, ką galima, ko negalima mesti. Ir iš tikrųjų rengiant šitą kampelį aš ir pati kai ką sužinojau naujo, tai irgi naudinga, manau. Taip, tai pavyzdžiui, atliekų rūšiavimo veikloje mokiniai mokosi praktiškai skirstyti atliekas, kaip ir minėjau, aptaria klaidas. Taip pat plastiko perdirbimo veikloje jie dėlioja visą procesą nuo atliekos iki naujo gaminio, tai irgi jiems yra labai nauja ir daug tokių emocijų sukelia, kaipgi mūsų teisingai išrūšiuotas plastikas gali būti perdirbtas į visai naujus gaminius. Sensoriniai buteliukai padeda specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams, kuriem lengviau yra suprasti tam tikras sąvokas per jutimą, per matymą, per plakimą, pabarškinimą, žodžiu, per garsus. Vandens filtravimo modelį lygiai taip pat gaminamės patys, labai mokiniai buvo tokie nustebę, kad kaip čia taip galima išfiltruoti vandenį. Ir jeigu matote, pačioj mes čia pasigaminom tą užterštą vandenį, žemių, smėlio primaišėm ir bandėm filtruoti. Tai jie buvo labai nustebę, kad per 5 sluoksnius prabėgęs vanduo, jis išlašėjo praktiškai skaidrus. Aišku, tada mes turėjom aptarimą, kad vis dėlto mes tokio vandens gerti negalime, nes mes išskiriam kietąsias daleles, o kas jame ten ištirpo nematoma, mes tiesiog nesam apsaugoti nuo to ir gerti jau nederėtų. Na ir vivariumas, mažieji perdirbėjai, čia stebim sliekus nuo rudens, jau turim per visą žiemą juos laikėm, kadangi kampelį įrengiau rudenį, tai tiesiog žiemą jų nebuvo kaip paleisti, tai jau teko rūpintis jais iki pat dabar. Ir didžiai vaikai buvo nustebę, kad sulaukėm pagausėjimą vivariume, labai daug naujų sliekiukų atsirado, tai žodžiu smagu buvo stebėti. Trečia tokia dalis yra praktiniai eksperimentai, tai jie leidžia mokiniams gilinti žinias arba geriau suprasti tai, ką jau išmoko. Jie ne tik stebi, bet kelia klausimų, daro spėjimus, tikrina juos ir analizuoja rezultatus. Tai vienas iš tokių eksperimentų, kurį noriu pristatyti, tai atliekų poveikis mūsų orui, atliko 4. klasės mokiniai. Kaip ir matot, mes
pabandėme į 5 kolbas, viena iš jų buvo kontrolinė su vandeniu, įdėti tam tikrų maisto atliekų, tai yra duona, kopūstas, bananai ir kriaušės, užpilti vandeniu, uždėti balioną ir stebėti, kas vyksta, ar kaupiasi dujos ir kokios tos dujos, bet pabandėme ištirti su pH indikatoriumi. Tai pirmoji nuotraukoje matote, kaip pirmąją tyrimo dieną viskas atrodė ir čia jau po kelių dienų matėme, kad balionai po truputėlį pučiasi. Žinoma, kaip ir kiekvienas eksperimentas, kartais gali nepavykti, tai iš tikrųjų daugiausia dujų buvo susikaupę prie duonos, tačiau po savaitgalio atėjus pastebėjome, jog balionas įtrūko ir tiesiog tos dujos išėjo lauk. Kopūstų dujų susikaupė labai nedaug ir mes pasirinkome patikrinti bananų ir kriaušių dujas. Tai kaip matote vaizdo įraše, mes visų pirma su indikatoriaus juostele nusistatėme vandens pH, tada suleidome iš baliono dujas į vandenį ir vėl tikrinome pH. Tai mes prieš tai buvom susipažinę, kad CO2 dujos rūgština vandenį ir turėtų juostelė pašviesėti. Tai taip iš tikrųjų ir atsitiko. Bananų dujos išleistos labai nežymiai pašviesino indikatoriaus juostelę, o kriaušių išleistos dujos, tai jau gana ryškiai matosi, kad ji yra šviesesnė. Tai mes jau taip galėjom padaryti išvadą, kad susidarė CO2 dujos, kurios sukelia šiltnamio efektą mūsų planetai. Ir vėlgi aptariam, kuo yra svarbus organinių atliekų rūšiavimas ir kompostavimas. Be eksperimentų kampelyje taip pat taikiau ir integruotas kūrybinės veiklas. Viena iš tokių veiklų yra daikto gyvenimo kelias. Tai tam, kad užtvirtinti tas žinias, kurias jau žinome, kad pagilinti tą supratimą, tai mokiniai turėjo pasirinkti daiktą, pavyzdžiui, plastikinį butelį, popieriaus lapą, ar skardinę, ar liniuotę, ar dar kažką tai, ir pavaizduoti jo kelią. Tai jie kūrė komiksus, kuriuose atsispindėjo, iš kur daiktas atsiranda, kaip jis naudojamas, kas nutinka, kai jį mes išmetam ir kas galėtų būti, jeigu jis būtų perdirbtas arba panaudotas dar kartą. Tai iš tikrųjų tokių idėjų labai gražių buvo, čia tik tai keletą pavaizduota, bet atsiskleidė ir vaikų kūrybiškumas, kai jie jau turėjo pakankamai žinių, ką galima dar kitaip padaryti, kaip galima kažkaip kitaip pasižiūrėti į atliekas ir kokia yra didžiulė svarba mūsų tuose kasdienėse pasirinkimuose. Tai nors tai ir nėra kažkoks atliktas tyrimas, bet nuo rudens iki pat pavasario, praktiškai pusę metų galėjau stebėti mokinius, kaip jie atlieka tas veiklas, kaip jie atlieka užduotis po veiklų, kaip jie diskutuoja, ką jie veikia kampelyje. Tai iš tikrųjų galiu teigti, ir kadangi jau ne pirmas kampelis, kad vis dėlto tyrinėjimų kampeliai ne tik iki mokykliniam amžiui, bet ir pradinėse klasėse jie yra tikrai veiksminga priemonė organizuoti patyriminį gamtamokslinį ugdymą. Įvairios veiklos, kaip eksperimentai, stebėjimai, kūrybinės užduotis leidžia mokiniams ne tik įgyti žinių, bet ir pritaikyti jas kasdieniame gyvenime. Mokiniai tampa aktyviais dalyviais, jie tyrinėja, kelia klausimus, analizuoja, daro išvadas ir reflektuoja savo patirtį. Taip pat svarbu, kad jie pradeda taikyti žinias praktiškai ir rūšiuoja atliekas, ieško sprendimų, kaip mažinti taršą ir sąmoningiau vertina savo pasirinkimus. Tai jeigu bent vienas mokinys parsineša tai, ką išmoksta į savo šeimą ir kažkokį bando pokytį padaryti, tai darykime, kad bent vienas kažką tai parsinešęs namo bandytų pakeisti. Ačiū.